Parkside PPS 40B3 versija, plazminis pjovimo aparatas. Įsigytas iš Lidl parduotuvės už 99 eurus. Sudėtis paprasta. Pats pjovimo aparatas, rankena su angaliukais ir minuso padavimu ir taip pat oro kompresorių žarna į patį aparatą. Išpakavus įrenginį, iškart prie jo būna primontuotas oro srauto padavimo reguliatorius su užstatyta iš karto 4-5 barų oro suslėgto oro padavimo į aparatą ir taip pat įkišame žarnelę į specialią veržlę tvirtai iki galo. Įkišus šlangelę, užsukame sandarinimo juostą. Daug vynioti nereikia ir vyniojame taip, kad sukant veržlę juosta neatsisuktų. Žarnelę galima įkišti ir vėliau, tačiau jeigu norit pasižiūrėti, kad tikrai iki galo jinai yra dakišta, reikėtų tai atlikti iš karto. Užsukame, daug labai nesukam. Pasitikrinam, ar viskas prisukta. Tai. Ir viskas, oro srautas yra paruoštas. Sekantis veiksmas prijungimas pačios rankenos prie aparato. Tai turime štai tokios 3 laidus. Pirmiausia, prisuksime pagrindinį laidą, per kurį yra paduodamas oro srautas, tai papildomai čia kažkokių sandariklių nereikia. Iš karto imame ir pagal laikrodžio rodiklį prisukame ją prie aparato. Pasukame šiek tiek su ranka stipriau, bet nereikia pervežti, kad irgi neprasuktume. Papildomai su raktu irgi nereikia sukti, užtenka ir rankos. Sekantis veiksmas. Štai šį laiduką taip pat įkišime į lizdą. Reikia atkreipdėmėsi, kad čia yra grevelis, kurį reikia irgi įstatyti į tam skirtą vietą. Štai čia šio lizdo apačioje. Lengvai įkišame ir su papildoma veržle, nenaudojant jėgos, prisukame. Na ir paskutinis laidas tai yra minuso padavimo. Tai taip pat įsukame į aparatą ir palei laikrodžio rodyklę pasukame ir irgi nenaudojant jėgos šiek tiek priveržime. Papildomai kažko daryti irgi nebereikia, viskas aparatas yra iš principo paruoštas darbui. Na, o dabar pats primontavimas prie stalo, kadangi turiu tokį suvirimą staliuką, puikiausiai jisai man tinka įmontuoti ir plazminį pjovimo aparatą. Taigi aš jį čia prisitvirtinsiu. Įsidedame šalia suvirinimo aparatą. Prasikišame oro padavimo žarną taip, kad niekur nekliudytų ir per daug nesitrintų. Na, o pačius pagrindinius laidus, štai taip su tokiais elektros laidų pritraukėjais, irgi priveržiu prie pat stalo, kad kuo mažiau jie judintųsi ir judėtų prie lizdų, prie pat pjovimo aparato. Taip, su papildomomis rankenomis čia mes galime irgi pritvirtinti savo ir pakabinti savo pagrindinius naudojimus laidus. Štai taip. Ir rankena. Irgi ją prikabiname čia. Na, o
papildomai tam, kad kuo mažiau judėtų ir užkliūtų kam nors oro padavimo žarna, irgi ją pritraukėme su pritraukėjais ir niekam tada jinai čia nemaišys. Štai taip. Kelios išmoktos pamokos, tai pirmiausia, minusas be abejonės jungiasi prie metalo. Būtų gerai šiek tiek apšlifuoti, kad būtų geresnis kontaktas, tačiau ypatingai svarbu atkreipti dėmesį į pačios rankenos pasižiūrėjimą ir patikrinimą prieš naudojimą. Tai reikėtų tik paėmus įrenginį ir jį nusipirkus atsukti štai šį angaliuką ir taip pat šį pagrindinį irgi angaliuką. Tai va būtina pasižiūrėti, kad pirminis angalis būtų tvirtai prisuktas. Galima tai padaryti su pirštais arba lengvai su replėmis. Ir taip pat antrąją angaliuką irgi prisukame su rankomis ir aš dar šiek tiek lengvai su replėm jį prispaudžiu ir užsuku atgal keramikinį angalį. Taip pat būna prie keramikinių angaliukų dar papildomai duotas toks atstumo reguliatorius, kurį lygiai taip pat galima irgi uždėti ant keramikinio angaliuko. Tačiau aš to nenaudoju, nes man yra patogiau šiek tiek pjauti be jo. Nusipirkus įrenginį, jeigu nepatikrinsit ir šiek tiek bus atsipalaidavęs pirminis, antrinis angaliukai ir jeigu jie turės šiek tiek bent judesio, juos sudegins, štai taip. Čia yra blogas pavyzdys, taip neturi būti. Jie turi būti visiškai, pirminis angalis turi būti visiškai gražus, štai taip. Ir tada reiškia, kad yra viskas gerai. Gali, jeigu jie bus neprisukti, šiek tiek pūtimo metu pūs per šoną ir išdegins visus jūsų angaliukus. Papildomai yra duota prie įrenginio keli nauji angaliukai, tačiau aš dar papildomai pirkau už 17 eurų. Štai dar 10 pagrindinių angaliukų ir 2 keramikiniai angaliukai irgi kaip atsargai. Tai šiek tiek reikia nesumaišyti renkantis iš interneto, kadangi labai dažnai ir labai didelė pasiūla yra B2 serijos pjovimo aparatai, ne B3. Tai atkreipti į tai reikia dėmesį ir be abejonės pasižiūrėti išmatavimus. Prisitvirtiname gaminuką, na ir pasidarysime pjovimo testą. Tai įsijungiam kompresorių, įsijungsim aparatą ir pradėsime pjauti. Taip pat pjaunant naudoju štai tokius suvirinimo akinukus, tam, kad neapakintų ir lengviau matyti, kur pjauti. Taip pat matysite, paspaudę rankinėlę pradeda pūsti plazmą ir jinai tada pjauna metalą, atleidus rankinėlę, šiek tiek dar 5-6 sekundės oras eis, tam, kad ataušinti pačius angaliukus. Na ir taip pat rekomenduotina yra pabaigus darbą dar aparatą palikti šiek tiek veikiantį tam, kad jisai pats save irgi ventiliatorių pagalba šiek tiek ataušintų. Na tai pradėsime. Štai taip išsipjovė. Yra tam tikri prietaisėliai, kad įstatyti rankeną ir pjauti ne iš rankos, kad galima būtų, pavyzdžiui, kokią apvalę skylę gražiai išpjauti. Irgi kainuoja apie 30 eurų internete. Irgi galima lengvai jas nusipirkti ir išpjauti gražesnės skylės ar pjūvius. Na ir pabaigai įdedu kokį galingumą, kokiam metalo storiui ir tipui reikėtų naudoti. Instrukcijose neradau, tačiau internete apytikslius galingumo nustatymus galima rasti.